Sveiki visi, labai malonu prisijungti prie šito seminaro. Iš tikrųjų, labai mažai kas yra, tiesiog kalbama apie tokius gyvūnus, dažniausiai yra kalbama apie šunis, kates, apie daugiau tokius gyvūnus, o apie egzotinius ir dekoratyvinius gyvūnus dėja mes pamirštame, ko tikrai neturėtume daryti. Nes atsakomybę nešame visi, bet kokie gyvūnai laikomi namuose, tai būtų ar žuvytė, ar papūgėlė, ar šuo, ar dar kažkas, tai pagal poreikį tai yra mūsų šeimos narys, turim priimti jį kaip augintinį, ne kaip dekoraciją, kuri dažnai būna ir kuri dėja būna taip, kad netitinka lūkesčių. Kaip mes pradėjom šitą veiklą, dėja 5 metus vykdžiau tokį projektą, būtent gelbėdama egzotinius ir dekoratyvinius gyvūnus. Po kurio laiko įkūrėme būtent šitą prieglaudą, nes matėme, kad poreikis yra ir pagalba reikalinga šitiems būtent gyvūnams. Tai buvo skeptiškai žiūrima į mumis, nusiteikusių buvo daug ir tie, kas galvoja, kad niekam nerūpi, dėja yra rūpančių ir tikrai labai džiaugiuosi, kad tokių yra. Yra nuostabių žiurkininkų, yra triušininkų, jūros kiaulyčių veislynai ir visi kiti prijaučiantis. Labai man patiko Alionos būtent tos 5 laisvės, tai aš irgi trumpai gal norėčiau jas apžiūrėti ir apžvelgti, tai yra dėl maisto. Deja, labai dažnai būna taip, kad maistas yra netinkamas graužikams. Parduotuvėse, kuriuose prekiaujama bet kam, tai nereiškia, kad yra tinkama visiems, turėtume pasidomėti, ar tikrai tos rūšies gyvūnams yra tinkamas. Tai yra specifiniai gyvūnai, tai nėra šuniukas, kačiukas, jiems nenumesi mėsos gabaliuko išvirto, tai yra graužikai ir dėja, kaip ir minėjo Aliona, turi būti vanduo ir maisto priėjimas būtent tinkamas. Tai graužikai, degučiai, šinšilos, triušiai turi turėti šieno ir vandens 24 valandas per parą. Ne tada, kada jūs nori duoti, o tada, kada jisai nori pats pasiimti. Neturėtų būti normuojamas. Tas pats kaip ir paukščiams, lesalas ir vanduo turi būti visą laiką. Skanumynai yra pagal poreikį ir pagal tada, kada jūs jau galvojat, kad gyvūnui reikalingas. Deja, yra tokių gyvūnų, kuriuos nereikia maitinti kiekvieną dieną, tai yra kai kurie ropliai, jiems yra kitos jau dietos, bet vanduo, priėjimas prie vandens, pasimirkyti, išsimaudyti, jie turi prieiti. Antras punktas, kurį Aliona paminėjo, irgi būtinos sąlygos. Tai matau, Aliona įdėjo būtent ką reikėtų atsižvelgti. Labai dažnai pas mumis į prieglaudą atvyksta gyvūnai. Darom tokius paruoštukus būtent apie tam tikras rūšis, tai yra degučiai, šinšilos, žiurkės, nes labai dažnai pas mumis į prieglaudą atkeliauja gyvūnai apgailėtinomis sąlygomis laikomi, bet žodis šeimininkų mes juos mylėjome, tai kartais netitinka meilės ir priežiūros suvokimo. Labai dažnai yra naudojami tokie ratai, metaliniai degučiams bėgioti, žiurkėnams, kurie užstringa pirštai, sulūžta pirštukai, nagučiai ir visa kita. Yra netitinkami dydžiai ir, kaip pasakai šeimininkui, kad pakeiskit, nes stuburas iškryps ir gali būti problemų. Deja, tai labai mažai kas atkreipia dėmesio, nes dauguma galvoja, kad jie suteikia meilę, o ne priežiūrą ir kas to pasiekoje sueina gyvūnui su sveikata. Kai kuriems gyvūnams reikalingos netgi ir smėlio vonelės, kuriuose turi tikrai maudytis, ko šeimininkai irgi labai mažai kada daro. Aš 1 valandą varau kirptis. Ir Simona gali varyti. Kažkokie ženklai, kažkas tai šneka. Lina. Ačiū. Tai
pasibėgiojimai, pasislėpimai reikalingi būtent, kad būtų gyvūnui pasislėpti kur, kad jisai galėtų ramiai pabūti, nes visi mes norim ramybės. Trečias apie skausmą. Deja, tas skausmas būna kartais padaromas nevalingai, netitinkant gyvūnui sąlygų, kad kaip laikyti, kaip ir minėjau, su visokiausiai išnirimai, lentynos netinkamos su grotais, ko tikrai nereikėtų naudoti, nes užstringa kojos. Man pačiai yra tekę matyti, kaip Degutis bėgo lentyną, užstrigo kojytę ir deja pasiekoje jam subėgo kraujas į galvą ir jisai numirė. Ir kaip bandai savo patirtim pasidalinti su žmonėmis, jie tiesiog nusijuokė, pas mumis taip nebuvo ir taip nebus. Deja, mes šito nežinome, kas bus. Ir vežimas pas veterinarus. Turi šeimininkas apgalvoti, kad būtent veterinarai, nesvarbu kokio didumo yra jūsų augintinis, ar jisai sveria 100 gramų, ar kelis kilogramus, veterinarai ima pinigus ir dėja nemažus. Tik tai mes, egzotinių ir dekoratyvinių gyvūnų mylėtojai, mes turime būtent pasižiūrėti ir įvertinti, ar veterinaras specializuojasi tose gyvūnų auginimo, būtent gydymuose. Ir ketvirtas. Taip, gyvūnas turi turėti galimybę jaustis nors jau kažkiek tai gerai. Labai skaudu, kad parduotuvės pardavinėja netinkamus narvus, kas irgi yra pavaizduota, netinkamus ratus. Paukštis turi išskleisti abudus sparnus narve, nesvarbu, jisai yra paleidžiamas ar nepaleidžiamas. Jeigu nepaleidžiamas, tuo jisai turi narve ir skraidyti. Jeigu yra paleidžiamas, tai sparnus turi išskleisti pilnai, o ne vieną sparną. Tai aš tapatinu žiurkėną su mūsų lietuvišku kurmiu. Jeigu jūs laikot žiurkėną, įsivaizduokit, kad tai yra kurmis. Kurmiai negyvena viršui, jie gyvena apačioj. Ir mes turime jiems įrengti taip, kad jie galėtų kuistis, gyventi urvuose, o ne narveliuose su mažu rateliu, kur tikrai stuburas jiems išlinksta. Ir tie narveliai, kurie yra pardavinėjami dauguma parduotuvių, 30-20, jie yra visiškai netinkami. Tas pats ir degučiams, jiems ratas turi būti nuo 28 cm skersmens, kad stuburas neišlinktų, kad jie galėtų pasibėgioti, nes dažniausiai, kaip ir degučiai, turi būti laikomi ne po vieną, jie subėga į vieną ratuką ir jiems neužtenka tiesiog vietos. Tai turim pasirūpinti, kad gyvūnai turėtų sąlygas tam tikras tinkamas. Ne visi gyvūnai nori būti įmami ant rankų. Labai dažnai mes prisižiūrim visokiausių video, kur paukštis pakvietus atskrenda, ten labinas ir visa kita, kur žiurkės ant peties kaip papūga vaikšto. Deja, ne visi. Kaip ir mes visi žmonės esame skirtingi, taip ir gyvūnai yra skirtingi. Mes turime priimti juos tokius, kokie jie yra, išmokti prie jų prieiti, tada, kada jie nori, o ne tada, kada mes užsimanėm. Rūta, aš labai atsiprašau, aš dabar išjungsiu tą pateikti, dar kartą ją pabandysiu įjungti, nes man nesigauna versti. Gerai. Tai labai dažnai mes įsivaizduojam, kad gyvūnas turi būti įmamas į rankas tada, kada aš užsimaniau, ir nežiūrima į jo gyvenimo procesą, nes žiurkėnai labai dažnai yra, kaip ir nedažnai, o jie visą laiką yra naktiniai, tai yra vakariniai gyvūnai, jie dienom miega, tas pats ir žiurkės, daugiau aktyvios yra vakare arba anksti ryte, o ne dienos metu. O mes darom taip, kaip mes norim ir nesižvelgiam į gyvūno poreikius. Tai va, čia yra labai svarbu įvertinti, kokio jūs gyvūno norite, ar kad būtų aktyvesnis dieną, ar būtų aktyvesnis vakarais ir naktį.
priimdami sprendimus priimti naują šeimos narį. Tai va, labai gerai puikiai matosi, kokie narveliai dažniausiai būna naudojami, kokie rateliai būna narveliuose, kur tiesiog gyvūnas jame netelpa, bet jiems atrodo, kad jeigu parduotuvės prekiauja tokiais narvais, tai yra tinkama. Ir labai dažnai mes bandom aiškinti būsimiems šeimininkams, kad pakeiskit sąlygas, nes visi būsimi šeimininkai mums turi atsiųsti narvio nuotraukas, išmatavimus, kur gyvens gyvūnas, tada tik tai mes įsitikinę, kad jam yra pasiruošta, mes juos išleidžiame naujus namus. Deja, būna tokių, kurie pasako, aš nedarysiu taip, kaip jūs norit, aš nusipirksiu. Jeigu norit pirkti užtikrintą gyvūną, ypatingai triušiukai arba jūros kiaulytės, pirkite iš veislynų. Nes labai dažnai pas mus gyvūnai papuola, užaugo per didelis, aš pirkau mažą, jisai pasidarė vos nemėsinis. Tai jeigu jūs norite tam tikros rūšies, tam tikros veislės, pirkite būtent iš veislynų. Nes daugintojai pardavinėja bet ką, netgi mažas pateles, kurios pas mumis irgi papuola, nes žmonės nusiperka ir sako, ups, aš pirkau vieną, o jų pasirodo yra 9. Tai pasidomėkit, iš kur perkat, pasidomėkit, ką imat, kokios rūšies norit, kokio kailio struktūros norit, nes yra labai daug įvairių pasirinkimų ir kiekvienam jų yra reikalinga priežiūra būtent skirtinga. Rūta, aš norėjau paklausti, gal tu galėtum dabar pasakyti, koks yra skirtumas tarp daugintojo ir veisėjo? Taip. Jo, veisėjai visi, dėja, irgi kas yra mažai akcentuojama, daugiausia akcentuojama šunų ir kačių veislynai. Lietuvoje, dėja, Lietuvoje irgi yra veislynai triušių, jūros kiaulyčių, turime vieną žiurkių veislyną, turim sraigių veislynų, ta prasme turim, mes iš tikrųjų pelių veislyną turim, kurie turi VNVT ženklelį, kurie atitinka sąlygas, kurie išrašo dokumentus tam tikros veislės gyvūnui, kad tai yra veislinis gyvūnas, kad jisai tikrai nesu bet kuom suleistas ir labai smagu, kad veislynai žiūri ir genetiką ir nežiūri, kad kuo daugiau suleisti ten triušiukų ar jūros kiaulyčių, kad daugiau vadų būtų. Turime tokių nuostabių žmonių, kurie atsidavė tam tikrai rūšiai. Tai vat, jeigu jūs norit tikrai kažkokio tai veislinio gyvūno, pirkite iš veislynų, o ne iš parduotuvės kažkokios tai ar iš daugintojų pagal skelbimus. Ir labai dažnai pas mumis irgi būna tokių žmonių, kurie sako, noriu porelės, noriu mažučių, gražučių pūkuotukų, deja mes nedovanojame, neišleidžiame į namus būtent dauginimui, nes tai yra dauginimas. Jeigu jūs norit veisti, pirkit su dokumentais, atidarykit veislyną ir veiskit, labai smagu bus matyti jūsų veislyno palikuonius laimingose namuose. Labai smagu matyti, kaip žmonės pasiruošia naujam šeimos nariui, bet deja yra jų mažuma. Ir kas yra mažai kalbama apie būtent laikymą. Užaugo, įkando, į prieglaudą arba išmetama. Deja, išmetimai šitiems gyvūnams dažniausiai baigėsi mirtimi. Kai kurie gyvūnai negali būti dienos metu, kai kurie gyvūnai neišgyvena netgi mažoj pliusiniai temperatūrai. Ir tai turi būti irgi atsižvelgama, nes pas mumis papuola labai dažnai gyvūnai netgi išmetami vasarą, tai aplamai papuola, nes tiesiog triušiukas nesušals, vėžliukas irgi nenumirs iš bado, žolytės pavalgys. Daugiausiai yra problemos su žiemos metu, vasarą, pavasarį labai dažnai pabėgimai gyvūnų, kas irgi yra žmogus, šeimininkas turi pasirūpinti tuom, kad būtų saugu.
Kiekvienais metais dalinamės savo Facebook'e, kad išskrido paukštis per langą, padėkit, gelbėkit, ieškokit, suraskit. Deja, mes turim pasirūpinti, būna, aišku, visko pasitaiko, bet mes turime kuo daugiau atkreipti dėmesį, ar pasileisdami tam tikros rūšies gyvūną, jam yra saugu pas mumis, ar jisai neturės galimybės išeiti į gamtą, kur jam tikrai yra nesaugu. Todėl tinkleliai visokie ant langų turėtų būti dedami. Jeigu nešatės gyvūną augintinį, turit pasirūpinti, kad jisai tikrai nebūtų paliktas vienas gamtoje, nes, kaip sako, vėžlys yra lėtas, dėja. Nusisukit minutį laiko ir jūs jo tikrai nerasite. Tai va. O žiūrėk, aš greičiuosi. Žiūrėk, dar dėl temperatūrų ir įmygio, šiek tiek atšalus temperatūrai, gal gali pakomentuoti ir šitą, čia yra labai svarbus aspektas, jeigu žmogus planuoja įsigyti ten vėžliuką, ten žiurkieną ar dar panašiai. Šiaip vėžlys, roplys turi gyventi terariume tam tikromis sąlygomis, jiems turi būti vėsios ir šiltos zonos, kas susijęs su graužikais, ne mažiau kaip +18. Nes Sirijos žiurkėnai turi tokią, galima sakyti, savybę, prie +8, +10 jie užmiega, tiesiog užmiega. Kiti žiurkėnai, degučiai, šinšilos, jeigu yra +6 ar ten dar mažiau, jie sušala. Tai jeigu jūs laikot tokius gyvūnus, jūs laikot graužikus, roplius, jūs turite pasirūpinti, kad namuose ropliams būtų tam terariumas. Jeigu yra žuvytės, yra vandens vėžlys, akvariumas su tam tikra temperatūra, o graužikai, triušiai, paukščiai ne mažiau kaip 18+. Nes kitokiu atveju prasideda paukščiams ir plaučių ligos, ir peršalimai ir visa kita. Todėl, kad mes labai pergyvenam žiemos metu, kai pas mumis papuola gyvūnai su nušalusiam galūnėm. Ir turėjom netgi per Kalėdas 23 berods metais degutį su nušalusia uodega, dėja jam amputavom ją. Ačiū Dievui, išgyveno, viskas gerai, bet pasirūpinkim tuom, kad gyvūnai būtų šiltai, tokie gyvūnai jaukiai su maistu ir viskuom, kas jiems reikalinga.